Sveiki kino žiūrovai, vėl ketvirtadienis ir vėl su jumis Kino gidas. Kiekvienas iš mūsų esame matę filmų apie pasaulio pabaigą, kuriuose greitai besikeičiantis žmonių likimai, griūnantis pastatai ir gamtos kataklizmai. Tačiau ar už šių dažnai besikartojančių epizodų slypi prasmė? Jei taip, tai kokia ji? Apie tai pasakoja filosofas Nerijus Milerius, parengęs monografiją pavadinimu Apokalipsė kine – filosofinės prielaidos. Mano tikslas tada ir buvo aptarti tą vadinamąjį žanrinį kiną ir mano monografija Apokalipsė kine filosofinės prielaidos sudalytos iš 6 skyrių. 3 skyriai yra žanriniam kinui skirtas ir 3 skyriai ne. Žanrinės formulės tikslas yra tam tikrą prasme, kaip aš sakau, pateisinti kasdienybės status quo. Tai yra suteiki žmogui tam tikrų vizualinių malonumų ir grįžti į tą pačią kasdienybę, iš kurios buvo išėjęs. Tuo tarpu nežanrinio kino režisieriai, kaip ir Pazolinis, jie naudojo šoką tai kasdienybei pakeisti. Tarkim, filmas Salo arba 120 Sodomos dienų, kaip žinome, yra paremtas Markizo de Sadu, bet prielaida Pazolinio buvo ta, kad šiuolaikinė buržuazinė visuomenė, kaip jis sakė, ar mes sakytume kapitalistinė visuomenė, jie ritasi praraja. Bet čia reikėtų vieną tokį dalyką irgi turėti omeny, kad apokalipsė, tai aišku yra terminas susijęs su religiniu kontekstu, tačiau naujaisiais laikais ir nuo 19 ir nuo 20 amžiaus, o kai kuriais atvejais netgi dar anksčiau atsiplėšė šitas terminas nuo religinio konteksto ir pradėjo reikšti ne visai religinius dalykus. Todėl dabar, kai dažnai ir sakoma apokalipsės kinas, tai turime omeny būtent tokios turimos omeny masinio naikinimo scenos, pasaulio pabaiga, pasaulio sugriovimas ir visi kiti panašus dalykai. Bet kadangi apokalipsė sutapo su katastrofa, tai reiškia, kad katastrofa nebūtinai turi būti totali. Tai reiškia, kad po apokalipsės kažkas vėl toliau vyksta. Pagal religinės prasmes, tai ne, nes čia žymėtų absoliučią pasaulio pabaigą. Aš savo knygoje bandžiau tarsi laikytis tokios pozicijos, kad žanrinis apokalipsės kinas, kaip nebūtų keista, dabar yra tokia hegemoninė forma. Kodėl? Todėl, kad ji yra dominuojanti. Taigi, mano principas yra toks, kad tas arthouse kinas arba nežanrinis kinas yra tam tikra rezistencinė forma žanriniai formuliai. Ir kuo stiprės žanrinė formulė, tuo aš labai tikiuosi stiprės ir rezistencinės formos. Egzistuos toks kinas kaip Hanekės Vilko metas, kuris iš viso labai sąmoningai, tikslingai žanrinę formą dekonstruos, karpys, permontuos, nepaliks jokių vizualinių efektų. Taigi šitie procesai yra tarpusavėje susiję. Kuo formulė stipresnė, tuo didėja tam tikra rezistencinė kova ir rezistencinis potencialas šitai žanriniai formai. Tai žanrinio kino korifėjus, jeigu galima būtų taip įsireikšti, yra Emerichas ir jo 3 kūriniai: Nepriklausomybės diena, Proletojus, The Day After Tomorrow ir 2012 metai. Tai jokių būdų neapima visų filmų, bet tai iš tikrųjų yra tam tikra žanrinio apokalipsės kino kvintesencija. Tai yra ten labai aiškiai yra matyti pati žanrinė formulė, jos veikimo principai, ką jie eksploatuoja, ką nutyli, ką leidžia savo ir ko neleidžia. Tai vizualinės technologijos ir vizualumo įvairūs efektai, be jokios abejonės, jie verčia
angliškai sakytume updatinti, lietuviškai sudabartinti, ar ne tą vadinamąją katastrofą. Tokie siužetai turėtų ypatingai populiarėti 3D formate. Todėl, kad jo tikslas yra sukelti tam tikrą vizualinį šoką iki tam tikro laipsnio. Ir be jokios abejonės 3D, kurios tarsi įtraukia žiūrovą, leidžia jam pasijusti vos ne veiksmo viduje, tai tos technologijos be jokios abejonės apokalipsės kine bus išnaudojamos. Šiandien kovo 6 vakarą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Sluškų rūmuose Vilniuje vyks tarptautinis studentų Šoblės kino festivalis, kuriame jūs turėsite galimybę pamatyti ne tik šios akademijos, bet ir iš įvairių Europos šalių sukurtus studentų darbus. Plačiau apie festivalio programą papasakos vienas iš organizatorių Domas Petronis. Šoblės kino festivalis vyksta 4 metus jau. Pradėjo jį daryti Giedrės Beinoriūtės studentai, kino režisūros studentai. Prieš 4 metus tai buvo pirmas toks mažas festivalis. Nedaug, jis aišku, nelabai daug padidėjo, bet prisijungė daug užsienio filmų. Šįmet turim iš berods daugiau negu 10 šalių užsieniečių filmų. Tai iš daugelio Europos šalių, Lenkijos, Suomijos, Latvijos, kaimyninės ir taip toliau, bet turim ir iš toliau, turim filmų iš Indijos, iš Izraelio ir kitų egzotiškų šalių. Šįmet turim tokį programos inkliuzą smagų, tai yra bakalaurus privertėme šiemet rodyti blogiausius akademijos filmus, nes festivalyje, kadangi baigė akademiją, tai pasirodo paskutinį kartą. Tai, taip sakant, turėsim blogiausių filmų programą ir galėsim legaliai mėtyti popkornus į ekraną ir juoktis iš filmų ir kartais taip noris išėjus iš kino pasakyti, čia velnės blogi filmai, tai dabar galima bus padaryti tą legaliai. Tai ta tradicija, kad dėstytojai papildo mūsų programą dingo, nes turim pakankamai daug studentiškų filmų šįmet ir tiesiog šiandien vakare 6 valandą labai kviečiu visus ateiti į Šoblės kino festivalį, vykstantį Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Sluškų rūmuose, Kosciuškos 12 ir pamatysi daug žiauriai gerų, žiauriai linksmų, keistų ir visokių kitų studentiškų filmų. Šių metų Lietuvos kino centro prioritetas – kino paveldo skaitmeninimas. Apie šį darbą ir šiais metais Lietuvoje vykstančius svarbius tarptautinius kino renginius papasakos Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas. Šiemet Vilniuje bus nedidelis seminaras, kurį organizuoja Maja tinklas, tai yra tinklas skirtas specialiai pradedančių jaunųjų prodiuserių ugdymui. Toliau rudenį Vilniuje savo 3. metinę sesiją surengs Eurodokas, tai yra dokumentininkų žinomas projektų vystymo tinklas ir seminaras, kuris rengiamas atrinktiem projektam 3 kartus per metus 3 šalyse. Taigi šiemet viena sesija, baigiamoji sesija įvyks Vilniuje. Tai mūsų darbas šiais metais bus toks. Mes ketiname iš archyvo Gosfilmo fondo Maskvoje įsigyti nuo 10 iki 15 Lietuvos kino studija sukurtų vaidybinių filmų. Dalį iš jų matysim, kaip seksis ir laike, nes tai užima laiko ir pagaminti tas kopijas. Dalį iš jų skaitmeninsim. Ir norėtume šitos filmus ne tik tai saugoti, ir mūsų tikslas nėra saugoti, mes tas archyvinės kopijas perduosim be abejo archyvui, nuolatiniam saugojimui, bet mūsų intencija yra padaryti šitą paveldą prieinamą auditorijai, tai reiškia reikia, kaip minėjau, skaitmeninti, tada reikia sudaryti sąlygas jį pamatyti. Tai šie metai mūsų laukia kaip tokie ganėtinai intensyvūs, mes atlikom gerus namų darbus pereitais metais. Ir jau greitai galėsim pakviesti, ko gero, į pirmo filmo peržiūrą. Šiandien tiek naujienų iš nacionalinio kino. Iki kito ketvirtadienio.